Sveiki, mano mėly žaidimų žaidėjai, ir šiąnakt kas įvyko kai kas labai didelio. Tas, kas įvyksta kiekvienais metais, ir tai buvo The Game Awards, žaidimo apdovanojimai 24 metų. Visi žaidimai, kurie išėjo 24, dabar bus įvertinti ir galbūt net pristatyta naujų žaidimų. Režimas mano po kelionės nebuvo toks blogas, taip kad aš nenorėjau labai jo susigadinti, nenorėjau sėdėti nuo 3 iki 8 ryto. Na, ir nusprendžiau pažiūrėti ryte. Planavau nepasispoilinti ir realiai nepasispoilinau iki tol, kol biškai pasispoilinau. Vienintelis dalykas, kurį žinau šiuo metu, tai yra, kad kas yra metų žaidimas. Nesijaudinkit, jums pasakysiu tik taip pabaigoje, bet greičiausiai jūs jau patys žinote, kadangi šitas video išeina neparyčiais. Realiai transliacija vyko, matau, kad apie 3 valandas ir 40 minučių. Viską apžvelgsim, peržiūrėsim ir pasimėgausime. What's up, everyone? I'm Labas ir Sydney tau. Goodman, and welcome to the 2024 Game Awards opening act. Dar matau, kad žmonių nesusirinkę pačioj pradžioj buvo Sydney. O kodėl paėmė ne tą Sydney Sweeney? But I promise you, we are more than a pre-show. We are the extension of a program so packed that we need to start it early. Pirmas mūsų revealas kažkoks. Dotemu pristato. Jau kažkas japoniško. A čia naujas anime? A čia žaidimas ar anime? Samurajų anime kažkoks. Bombastic. Side-eye. Naujasis Narutas. Bent jau toks vaivas. Ai, rimtai žaidimas. Ai, toks 2D platformeris ir dar net toks senų, sakykime, grafikų. Toks visas pikseliuotas, 8 bitsai kažkokie. Toks Teenage Mutant Ninja Turtles, karočią, edition. Ką supratau, kad Ninja Gaidenas... Ne, sorry, seniukai, kad tavęs nežaisi. There it is, Ninja Gaiden. Tokia šypsena, bet nežais tavęs. Geriausias smūgių žaidimas. Dragon Ball Sparking Z. Dragon Ballą kaip ir norėjau pažaisti, Fantasy vs. Ai, aš žinau, bet nežinau. Tekkenas, Marvel, Multiversus. Nu, aš spėčiau, kad Dragon Ballas arba Tekkenas. Marvel vs. goes to... Dragon Ball! Oh, look at that. Tekken 8. Ar vienas iš dviejų, sakiau. Vienas iš dviejų. VR žaidimas, ne kažkoks. Toks unboxing stiliukas, truputį Life is Strange, gyvenimiškas. Čia unpacking VR-as, kada čia? Realiai jo atrodo kaip unpacking žaidimas, kur viską reikia gražiai sudėti, kad sutilp. One Move Away. Ant Steam, ne? Man labiau garsinimas patinka nei artistic stylas. Come on, čia mobile gamesas. Negali būti ne mobile gamesas. Ai. Šiuo atveju manęs naudome Slay the Spire. Ai, net žinau pirmą dalį šito žaidimo. Nu tai va. Only iPhones and Androids. Prikolas. Geriausias VR žaidimas. Gerai, Arizona Sunshine'as, tai žaidžiau truputį, man visai patiko. Pirmą nežaidžiau, tik antrą žaidžiau. Ir iš visų kito ne. Metro Awakening labai norėčiau ir esu šitą minėjęs jau prieš tai, bet tiesiog nebuvo galimybės dar. Greičiausiai, kad bus Metro Awakening. Nežiūrėjau kokie reviewsai, aš labai tikėjau to žaidimu, net nežinau, kaip galiausiai išėjo, kaip žmonės vertino jį. Batman Arkham Shadow. Ok, no idea. Seniaukai, net nežinau. Net negirdėjau, kad išeina toks žaidimas VR. Ok, dar vienas toksai old school geimukas. Mr. Bancho. I did the diver čia. In the jungle. Tai čia bus DLC, ne? Labai gerai vertintas indie žaidimukas, kurio neteko man pačiam jo žaisti, bet tikrai esu girdėjęs gerų atsiliepimų apie jį. Nu, tai aš įsivaizduoju, kad čia DLC čia ne naujas žaidimas. O gal ir naujas žaidimas. Matau, pradžiai sumetę indie žaidimukus, žodžiu, kad mes pasižiūrėtume. Multiplayer. In a living world. Šiaip artistai gražiai atrodo visai. Čia dabar nesmato parkūro žaidimas first person, koks, kaip iš čia vyksta. Ar čia net ne gameplayus bus?
Ai, tai multiplayer'e toksai pabėgimo miesto kambario žaidimas, ne? Thickest Thieves. Nebuvo, kad sudomino, netrodo, kad būtų labai blogas, bet... Okay, next You better up do. are our 3 esports categories. The first Esportas, is Best ne? Esports Game presented by Old Spice. Nu, The tai Game kas? Award goes to CSD? League of Legends. Lolas. All-time favorite, Next this game. up, for Best Esports Athlete, the nominees are 3-3, Čia nėra džėlo, tai jau nesąmonė. Chuvy, Nu, tai Alexi B greičiausiai, bet Zaiwu, and balsuočiau Kong už, nes The Game tiesiog Award Navi goes to dominavo. Faker. And finally, for Best Esports Team, the nominees are Navi! Billy Gaming, Gen G, Navi, Navi! T1, and Nes kitų tiesiog Liquid. nežiūriu ir nežinau. The Game Award goes to T1. Okay, no idea who you are. Congratulations to all the winners of our Esports. Bet esporte aš ir net nenusimanau. Net negalėčiau duoti jums konkurencingas nuomonės tai šitų klausimų. Nu. Indie žaidimukas kažkoks. Little Nightmare Style toksai šiek tiek atrodo kol kas. Ne, neatrodo vis dėlto taip. Irgi 2D platformeris. Žinot, kaip atrodo? Labiau atrodo kaip šito labai sunkaus žaidimo, kaip jis vadinasi, The Hollow Knight stiliuko žaidimas. Tiesiog nėra žaidimai, kurių laukiu labai ir kad būčiau sudomintas jų. Cozy games with you. Visi opening act'e, visi žaidimai yra cozy games. There's so much to marvel at in the Shire. I love how it feels like I'm inside the books. No, jis toks. Jis toks ant Nintendo žaisti. In playing Tales of the Shire, March 25th. Woo! Visi dabar reikia iš karto šipsosis panikė. Blema, žinot, kas čia bus? Ne, navo idėja dar. Ok, šiaip. Jis nėra, kad labai blogai atrodo. Toks unikalus pakankamai, bet nedėčiau dar daug hopes. Irgi koopas, ne, multiplayeris bus prieš zombies, toks Call of Duty zombies, bet visiškai kitoks. Stalcraft Operations. Nu. Ne. Iš pradžio atrodė įdomi, bet to kažkaip nelabai sudomino. Neužžukino manęs. PlayStation. Welcome to the Midnight Murder Club. One flashlight, one gun. Use your senses and become the shadows. Let's go. Stay quiet. Irgi kopas, ne? Do you know where we're going? Towards those. Come on. Yra proximity chatas, girdžiu. Oh, hello. Did he throw you? No. Oh. You killed the piano. Oh, no. Came in from behind. Ei, kol kas tai šiaip nesuprantu, kas vyksta, bet atrodo įdomiai. Toks tiesiog fun žaidimas. Blema, sakau, čia kažkokia mafija bus, kur vienas išdavikas ir kažką reikia sugauti, gal kokį vagį. Join the club and die trying. Crossplay beta. Jo, šiaip neatrodo blogas tikrai. Turi labiau sudominti mane. Neužteko vien tik trailerio. Game Awards opening act, we are so close to the big show, which, oh my gosh, thank you so much. I love you too. Which, by the way, is bringing stacked Innovation and accessibility. Dragon Age, The Nežinau, Veil kom tai galėtų būti kodas. Prince of Persia, The Lost Crown, Blema, nežinau, kuris and inovaciją Star atnešė. Wars Outlaws. The Game Awards Visus goes žinau, to bet nežinau, kuris gautų. Prince of Persia, The Lost Crown. Ok, Ubisoftas takes the crown. Congratulations. Ačiū. Nes Ubisoftas. Jump Kingas 2. Nesupratau. Na, jis toks. Terrarijos stiliuko, irgi kažkoks koopas. Kiora. Atrodo, kad tiesiog būtų Terrarijos copy-pastas.
manyta fainiau padaryti. Ir žemai slypi pabaisas. Princess Peach Showtime. Astrobotas vienintelį, kurį žinau. Nu, Zelda Echoes of Wisdom, čia DLC turbūt kažkoks. Astrobot! Of course. No. Oh my god, aš toks durnas. Aš dabar tik pamačiau, kad šitas titlas yra The Game Awards, Official 4K Livestream, The Witcher 4, Snoop Dogg, whatever that means, ir 21 Pilots. Ai, čia taip jaučiu koncertuose. Ok. The Witcher 4? Aš galvoju, kad jie dirba ties pirmo Witcheriu, kad remakint. Ok, dar vienas fullės žaidimas. Gerai, kaip opening acto, tave maloniai sakysiu, kad gal ir turėsi kažkam auditoriją, bet nesudominai manęs šiuo metu. Rematch. Sulasta. ¿Qué es eso? Gerai, tikrai ne gameplayaus traileris. Not thousands. Čia belia koks kietas traileris bus ir galiausiai pamatysim, kur bus koks 2 žaidimas. God damn. Man toks Lord of the Rings vibe. Jo, gameplay traileris kitoks. Kitoks tikrai negu gameplayus. Ne gameplay traileris, tiesiog traileris. I see where you're getting at. Oh, what? Čia dar karočiai vienas Baldur's Gate'as. Solasta 2. Nu gerai, Solasta pirma. Aš nežinau nieko apie Solastą, tai negaliu pasakyti nei gero, nei blogo. Performance. Wow, just look at it all. It's still going strong. I should cross over and start. Best performance. I think she's going to need our help. This job, it's a death wish. I'm gonna finish it. I know what you are. Davai Silent Hillas turėtų gauti. Davai ima Silent Hillas. The shadow will always hang over me. What will I become? And who is it? Melinda Juergens. Kur čia yra? Iš Hellblade'o? Ai, nu gerai. Negalime pykt. Hellblade'o performances, aš pirmą dalį perėjau, žaidžiau. It's pretty solid. O, net balsas toks pats. Ir akis. Blema, kai žaidžiau pirmą dalį, jos akis tokias pat didelės, tokios kitokios. Iškart matau, kad ta pati. Game of the Year winning studio, whose immersive storytelling has thrilled players with every twist and turn. So without further ado, here's a look at the unexpected. What is this? Engine 5 on an unannounced NVIDIA GeForce RTX. I've watched ye grow from a devilishly curious child Witcher is here. into a remarkably young lass. No with fucking much way. grace, wisdom, and kindness. Witcher is... The easy times what shape us, nay. 'Tis how we rise to face the hard times what does that for us. Even heart of gold. You've the spirit to overcome adversities aplenty. Darling. Sweeten. Today's the day. Ye fill out your destiny. Свечерись в CD Projekt Red. Kelintais metais? Nesakyk, kad kitais. Nesakyk. Nes aš taip, oh my god, tas šis Witcheris ir ateina atvaro, karočiai, Komikonas šitas Morganas.
Reikia RDR apie... Forgive me, daughter. 'Twere my only choice. I shall be the bringer of salvation. I just... Witcher, whose coin did ye take? Nay, you can't. 'Tis tradition. Chosen she is. By the gods. Cerebus. No! Yeah. You chose her. Back to the village. Go, now. Nay! I must save them! Save the village! Save yourself! Run! To shelter! To your father! Run! O, koks didelis voras. Paušina, davai. See in the mist. Cutleris šiuo metu, žiūrėdama šitą trailerį, blemba, nežinau, kiek ten tampa dalykų. Woo! Let's go, papi! Tai su mami? Blemba, laukiu datos. Dvidešimt 28 medžiną. Sick. Kaip tu sugebėjai mirt? What the fuck? Take it. So all we wanted were to go to the woods, to go to the gods. Gods? There are no gods here. There are only monsters. Tik pabaisas. Time for a new saga. See you on the path. Net neduos datos, ne? Net fucking neduos datos. The Witcher 4. Oi, what the fuck, kas negerai su jūsų webu, seniukai? Buy now? Ai, pasubscribint galima, ne? Tai nieko nėra, ne? Nu, aš tik vieną klausimą tau turiu. Ką? Turiu vieną klausimą tau. Vieną klausimą? Aha, matei trailerį jau. Palauk, ką? Nematei trailerio? Kokio? Šiąnakt vyko The Game Awards ir pristatė žaidimą. Matei trailerį, nematei? Nieko nežinau, net neskrolinau šiandien. Witcher 4 traileris išėjo. Nesvaik.
Na, aš tau rimtai sakau. Nes man... Rimtai? Jep. Nepaskelbė dar datos, bet traileris jau yra. Jis ten tiesiog teasina grinai ir yra kažkas normalaus. Nu, visas pilnas traileris ir kad daromas yra kūryboje šiuo metu. Reiktų taupyti ant kompo. Ant pleisteko. Reiktų savo. Nu tai pažiūrėk trailerį ir pasakyk, ką manai. Nu gerai. Gerai, iki. Pusbroliui paskambinau, nes jis baisiai excited yra dėl Witcherio, jam mėgstamiausias žaidimas praktiškai. Standalone game. Atrodo biškai kaip Elden Ringo pasaulis. Kodėl jis atrodo kaip Elden Ringo pasaulis? Nes čia ir yra. Zona traukia. Elden Ringas ir Battle Royale. Atraukėsi zoną po truputį. Imagine. No way. Imagine atspėjau. Elden Ring Hunger Games. Ne, bet prieš monstrus. Netrodo, kad prieš kitus žmonės būtų. Ok. Tai čia greit dar vienas dėl... Bet... Nespanu, kas vyksta. Bet sakas standalone game'as. Dabar suprantu, kas per žaidimas, bet... Čia koopas kažkoks atrodo, kad būtų, nes visur trysia tipo vaikšto. Elden Ring. Night Rain. Tai čia tipo kaip antra dalis. Mante. Matei, išeina naujas Elden Ringas. Mačiau. Matei, ne? Bet čia kaip DLC ar kaip kas jis išeina? Ne, jis kaip naujas, nu visas atskiras žaidimas. Reikės platiną rinkti? Kopas. Kopas? Susimatysim arenai. Tai mes kartu tipo žaisim. Nu taip, ai, bliamo, aš norėjau prieš tave žaisti. Ne, kopas mes kartu turėtume. Bliamo, tai aš tau padėsiu, nesąžininkai. Ta prasme. Aš ką gyvenu, tau ateisiu ir padėsiu. Nu jau. Jipi. Oi, koks ajatu. Katinukas. Kaip įdomiai atrodo, vat. Tai buvo labai cute. Bet, what style? Kokio žaidimo žanras čia? What? Catly. Pre-order on the App Store ir laikrodukas parodytas. Nintendo Switch. Na gerai, tai ne man. Ok, dar turim vieną į žaidimuką iš viršaus, ne RPG. 50 bossų, 400 monstrų ir visas didelis žaidimo pabaigos scenarijus ir daug daugiau. Kas čia per žaidimas? Čia Diablo? Ne, Path of Exile 2. Ok, gerai, tavęs nežaidžiu, bet tavęs žinau, šaunuolis varyk toliau. Geriausias veiksmo Wukongas. Atrodė good, tikrai. Call of Duty, blema, šiaip geras. Paimta platina, saugi pas mane sėdi. Helldiverį nežaidėm. Stellar Blade. Nu, norėčiau, bet, kaip sakant, palauksim. Warhammeris. Nu, norėčiau, kad Wukongas laimėtų, taip. To be honest. Aš nemanau, kad Call of Duty labai tipo solid action game'as yra. Jis geras, jis tikrai geras, bet nežinau. Epic Games. Publishing, ne? Fortnite 2. Ai, okei, tokio tipo žaidimas bus. Shadow Colossus, The Last Guardian, labai panašus tarpusai. Artistic toks.
Ok, nieko per daug ir neparodė, ne? That was your early first look at the untitled next project. Keep it to yourself, my guy. Comes a completely original part 2. The Outer Worlds? Sequels. We've included everything that should have been in the first game. More action. Xbox žaidimas. Nežinau, ko tikėtis labai. Man, esu sakęs, man kosmosas nėra, kad labai žavi. Tai nėra, kad ir šitas labai įdomi atrodo. Daina gera, traileris visai nieko, biški toks Ratchet & Clanko vaibas, tik rimtesnis. I don't know. Ne, žinokit, šitą praskipinsiu greičiausiai. Šiaip, kiek žinau, tai irgi nėra blogas žaidimas ir kad labai girtas žmonių. Greičiausiai užsikabinčiau pradėčiau, bet yra kitų žaidimų pažaisti. This time, it's some next level shit, I'm telling you. I mean, no, what we're gonna show you is gonna be amazing. I know it sounds cocky, but it's really hard not to be cocky when you have a game like this. Are you ready? All right. Pristatys naują savo žaidimą? Hazelight's next co-op adventure. Go. Co-op adventure. Lemia kosmosas. Mane labai sunku įtikinti kosmoso žaidimų žaisti. Ok. Nu, žinant, kad karočiai Takes-Two arba šitas užkritą pavadinimą A Way Out, tai greičiausiai padarys labai gerą. Let me tell you this. Get ready for a ride. Nu, atrodo gražus. And Zoe, two aspiring riders that hopes to get published by a new tech company. Hands above your heads. But the thing is, they're strangers, and Miu writes sci-fi, while Zoe writes fantasy. So you will for every... Lemma, aš net nebejoju, kad bus geras žaidimas, bet tiesiog va tas galaktika visa ir panašiai, futuristic, sci-fi, nėra, kad manęs žiauriai traukia. Bet žinant, kokie geri buvo prieš tai, tai manau, kad bus šansas. Greičiausiai Mantė su manim nežaisiu to, bet... Nežinau. Su Matu reikės vėl. Ok, nu, looks cool. Panašus stiliukas kaip ir praeitų žaidimų. Kas yra gerai, nes tokių žaidimų šiaip trūksta. Ok, bus ir prikolo, ne? Anyway, let's not talk about that level for now. And as always, with the Friends Pass, you only need to buy one copy of the game to play it with your friend online. That's what Hazelight is about. No loot boxes. Vieną kopiją turi nusipirkti, kad galėtum žaisti su draugu. No microtransactions. Nice. You just get the game. No microtransactions, no bullshit. Split Fiction. Okay. I give it that. So you will be playing it in 2 months, so that's nothing. Už 2 mėnesių? One more thing. Just want to say, in the trailer, they called me and Zoe, my daughters, it's their name. They're also in the audience. Put the camera, let them show how cute they are. There. Hello! Hey, Papa! Yeah, of course. My wife is beautiful cute. too. I don't forget to, of course. Matytas labai kažkoks žaidimas. Nah, bro. Ne man atrodo. Bro, čia dar vienas dūmas kažkoks, ne? Šiaip gal ir cool, bet... Killing Floras čia? Plemas sužaidęs antrą, bet taip senai. Ir nedaug tikrai. Cool, I guess. Oi, koks šitas fainas atrodo. Labai faina stilistika. Kažkodėl mane traukia tokie žaidimai, bet nežinau kodėl. Oi, labai mielas. Toks biškį dėl Last of Us vibe duoda. Žiauriai cool. Bet turbūt žinau savo žanrą, kad man tokie, kažkaip atrodo kietai labai.
Jeigu kalbant apie indie žaidimus tos mažesnius. Black Frost. Looks cool, norėčiau matyti gameplay'į dar. Ai, The Long Dark čia. O, tai kaip čia yra? Tai čia The Long Dark. Kaip atrodo pirmas žaidimas? Kaip gameplay'is atrodo? This video has been a... Ai, jisai first person. Tokia vat stiliuko, ne? Jo, šiaip labai norėčiau, šitas man įdomu būtų pažaist. Antra dalis. Nu, okei. Jo. Nieko nesako, labai cool atrodo. Borderlands žaidimas? Atrodo. 2K Games. Nė vieno Borderlands dar nesuperės. Nei absoliučiai vieno. Borderlands 4. Ok. Jau turim 2 ketvirtus žaidimus. Witcheris, Borderlandsai. Neturiu nuomonės, žinau, kad geras žaidimas, tai tikiuosi geriausiu. Šmitas čia. Nu čia labai tikėjome šitą. Sodas gal. Arba bus koks Super Mario, kur Nintendo fanai. Ai, Helldiver, jo, belia kaip būminagi. Sorry. Now the nominees for Best Community Support. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite'as gali drąsiai, Baldur's Gate'as jaučiu. And No Man's Sky. The Game Award goes to Baldur's Gate 3. Congratulations, Larian. Now your nominees for Best Art Direction. Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Sakyčiau, Neva arba Black Mythas. Neva. The Game Award goes to Metaphor ReFantazio. Ok, net nežinau šitą žaidimą. Kas čia? Ok, futuristic. Not that my style. Kažkoks shooteris, ne? Per portalus. Ok, bus toksai multiplayeris žaidimas turbūt. Rogue multiplayeris žaidimukas. Splitgate 2. Nope, not gonna wishlist it. Tema. Šiaip neatrodo labai pažengęs žaidimas artistikliai. Nu, tai va, ar grafiškai. Toks Yakuza vibes, bet nesu žaidęs Yakuza, tai nepasakyčiau. Oi. Nu, čia fainutis toks atrodo. Nu, toks šustras. Toks truputį PS3 žaidimas, bet fainutis. Parodys pavadimą, tai žinosiu jaučiu. Project Century. Ai, tai čia buvo tas pats, kur pirmai rodė su... Project Century, čia taip vadinasi žaidimas? Ok, no idea then. Best Game Direction. Best Game Direction. Bliau, tas Balatro geras taip žaidimas, ne kortų? Sakyčiau, kad vėl Black Mythas gal? Gal? Bet ir Final Fantasy, bet čia Rebirthas. Now, the winner is Astrobot. Oi, what? Čia jau antras apdovanojimas jam? Nu, not bad, guys. Ok, šiaip atrodo visai įdomiai. Whatever is this, intriguing. Turok Origins. Vis dar prisimenu, kad man reikėtų
Va, kada nors ir šitą pasijungti žaidimą, nes taip ir nusipirkau, kai tik išėjo, bet taip ir nebuvau pasileidęs. Nežaidžiau jaučiu nei vieno šių metų indie žaidimo. Vėl Balatro turim. Pacific Drive girdėjau gerų atsiliepimų. Plucky Square. Game award goes to Balatro. Na va. Štai ir Jokerio žaidimas. Lemma. Kluko jis toks galėtų būti ypatingas, reikės pažiūrėti. Capcom, dar vienas Ką Capcom pristatys? Keiseisu. A čia ne tas, čia Phantom Blade Zero? Ne, neatrodo kaip panašus. Tas vis dar laukiamas. Onimusha, Way of the Sword. Labai daug samurajų žaidimų, bet Ghost of Yotei labiau laukiam. Oi, tai pasiliek dar. Čia naujas IP koks bus, ne? O, ir atsigavo buchriukas. Ok, jau matau, kad gerai atrodo, bet palaukim gameplay. Parodykit biškį gameplayaus. Matau, kad čia kietai viskas. The First Berserker. Kazan. Nebūtina. Ai, va, gameplayus. Tai praktiškai toks animated biškis stiliuko. Ai, nu šiaip nėra, kad blogai atrodo. Toks smooth gan. Irgi slasheris. Kietai. Mokėt gal nemokėsiu, bet gavęs nepasididžiuosiu pažaisti. Pala, bet tai čia naujas Dying Light žaidimas? Blema, Dying Light pirmas, tai man labai patiko. Nežinau, kokia situacija dabar su jais. Oi, bet gerai atrodo. Oi, labai gerai atrodo. Man to pačiu rašė dėl kolaboracijos e-mailus, tipo su šitų žaidimų, bet sakiau, jo, sure, geras žaidimas. Nieko nebet rašė. Dying Light, tai good shit. Summer 2025, okei. Nu, dar spėsiu susilaukti. Gal man vėliau atrašys ją. Adventure game. Ne Silent Hills. Nemanau, kad dabar. Rimtai. Here are the nominees for Best RPG. Dragon's Dogma 2, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth, and Metaphor ReFantazio. And the Game Award goes to Metaphor ReFantazio. Galvojau, kad šitas, bet čia kur pirmai irgi buvo jisai. Content Creator of the Year. Jis blogai perskaitė, man atrodo, kad turi būti Keisio. Keiso. Illawan. Techno Gamers, Typical Gamer, and Usada Pekara. And the Game Award goes to Keiso! Ar Keisio čia gal tik aš tai galvoju. Nominees for Best Sports Racing Game. F1 24, EA Sports FC 25, NBA 2K 25, Top Spin 2K 25, and WWE 2K 24. Gotcha. And the Game Award goes to EA Sports FC 25. Technology Retold. Frost and Unicorn Overlord. And the Game Award goes to Frostpunk 2. Ai, čia kur sakė, labai sudėtingas žaidimas. Post Malone'as, ką čia veikia? There's something new on the move. To my murder circus. Šiaip įdomiai atrodo. Ja, nežinau, kas tai turėtų būti, tikiuosi, kad ne multiplayer žaidimas. Atrodo biškai choppy. Ai, net Post Malone'as yra žaidime. Ai, čia Hunt Showdownas, okei. Ok, nice. Čia, what the fuck, Fortnite'o išėjo, tipo... Mačiau, kad kėlėsi Karolis, į mantę kažką buvo įsikėlus. Let's go.
Ballistic. Tai buvo išėjo kaip Valorantas, ane? Jesus Christ. Viską nori apimti, visus žaidimus nori apimti. O kas čia? Imagine, karoči. Squid Game, the game. Taip, bet čia bus reklama išeinančiam antram sezonui tiesiog. Greičiausiai bus tik reklama antram sezonui. Hello, Game Awards. I assume you are all familiar with the Squid Game, because not everyone can physically experience the games. We have created a simulation. Unleashed will provide the same A Netflix game. or for the unskilled. Lows. To all players watching at home, access will be granted to everyone on December 17th, whether you're a Netflix member or not. Be on the lookout. In the following weeks, my team will be unveiling the next round of the games. I have brought with me a special preview of Squid Game Season 2. We believe games can... Nu gerai, šitamas neatrodė šiaip kažkas wow. Bet serialą tai baisiai bus įdomu pažiūrėti, wow. God damn. Unleashed Netflix game, ne? Nu. Jei jis greičiausiai bus ant telefono, tai pabandyt galima. Best ongoing game. This place. It's reshaping. Ongoing, ne tas, kuris tęsiasi. The return of Diablo. has pulled us back into the light. Our nation is a fortress, and it's Blem, Fortnite'as tai laiko labai ilgai. Tai Helldiveriai arba Fortnite'as, sakyčiau gal. dope ass trailers. And the Game Award goes to... I don't have a game, cuz. Yet. Helldivers 2. Let's go. Nu, finaliai geras žaidimą išleidot. Oh, from the chaos of Overcooked. That game. What is this? Naujas IP bus greičiausiai toks kaip Overcooked, ne? Nežinau, ko tikėtis dabar, žinokit. Feature. Kopo žaidimas, ne? Geras, dar vienas kopo žaidimas, kaip fainai. Jo, morkai koop. Stage Fright. Cool atrodo, įdomu. Kas čia? I charge you to defend the innocent. Castle Black. Wait, what? Game of Thrones? Castle Black is the only thing standing between the White Walkers and the Seven Kingdoms. Gerai, ne Telltale, nepratęsimas Telltale matom. Bus individual žaidimas, ne? Don't underestimate northern bastards. Someone must gather the support of the great houses. Karai tą patys yra, šito aš tik nežinau, kas šitas didelis, už kurį greičiausiai protagonistas, kurį žaisim. Bet biškiai atrodo toksai, toks PS3, PS4. James. Sindri? Bet neatsimenu vardą jau. You've seen the White Walkers yourself. You know what they can do. Game of Thrones King's Road. Cool. Iš kur čia? Tylau? DLC gal koks, ne? Mixo Game Cinematics. Run your routes. Clear any infected you see. You run into anything you can't handle. Come back.
Nu, gerai. Ai, kad ant kompo išeina. All good. Susipažinęs, best game ever. Geriausia adaptacija. Arkeinas laimės. Tiek ten gerai kalba, bet ir Fallout'ą žiauriai daug kalbėjo, kad geras. Knuckles, ne, seniukai. Nebejoju, kad geras, bet ne šį kartą. Jeigu nemanau, kad Tomb Raideris. Arkane? Fallout. Falloutas, gerai, vienas uždėjai, kaip ir sakiau. Ne mano tema. Buba visur. Ne, sen, pats žinai, ką nežais tavęs. Not happening. Zenless Zero ar koks ten bebuvo? No. Geriausias score and music. Tikrai neastrabotas. Manau, kad geresnių buvo. Ne. Irgi nemanau. Ai, tai čia tas žaidimas Refantazija, ne? Nu, ne mano. Nu, Silent Hillas gal paims ką nors. Stellar žaidim garsiai girdėjau gerai irgi. And Final Fantasy. Ok. Kad ir kas čia gražiai atrodo. Iškart įdomu. I do. Kietai, nes... Tai pala čia, mafija, ar ne mafija čia? Bet kažkokia tokia, ne... Nu čia bus, čia mafija bus. Gal padarysi ten Mafija 4 30 FPS, come on, šaika? 60 turiu minį. Mafia, the old country, nice! Independent game, mobile game. Ballatra laimėjo ir mobile game. Call of Duty Black Ops 6 and Silas Saga Hellblade 2. Boys, it started with more game Wukong. Congratulations, more game 3 million. Okay, sorry. Skip here. Oh, Jesse. It is so awesome to be here at the Game Awards with Laura Bailey, an absolute voice acting legend. Right? I mean, Last of Us, Spider-Man, Critical Role. Ah. Komikinis žaidimas žodžiu. Dad bought superhero with no superpowers. Can't wait. Too easy. Oh, you shouldn't have done that. You're right up, Daddy. You know what? Help yourself. Atrodo kaip serialiukas, ne žaidimas labiau. Ai, bet pala. Čia pasirinkimų žaidimas? Gal jisai fainai atrodo. Toks atrodo, kad ne pats valytum kerus, bet tiesiog darytum tam tikrus dalykus. Nu gerai. Neatmetam. Jau pametėt mane, žinau, kad game show. Aš per pusantros valandos jau žiūriu, bet jau pametėt mane. Kai nelai biškai sunkiau yra. Galaktika, kas čia gera. Crash Bandicoot, Jack and Hector. Palauk, tai čia gausis Naughty Dog žaidimas kažkoks naujas? Oi. Intergalactic. Have to go there.
Šiaip nieko neparodė mum, kol kas tik tai mini kažkokį traileriuką, tai mes žinom, kad jų žaidimai yra tiesiog šiaip amazing, tai tikiuosi geriausia. Metų žaidimas, nu, aš žinau, pasispoilinu, dėja. Metafor, nu, būčiau nuliūdęs. Tada Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, ne? Yep, looks like it. Balatro. Aš esu, kas tas pačias nuo kortų žaidimų, wow. Nice perėjimas. Nu ir 5. mūsų nominį. Wukongas. Ir dar vienas pala kažkas. Ir Final Fantasy buvo šitam liste. Ok. Nu, aš žinau. Jūs irgi turbūt žinot. Astrobot! Žaidėm on stream, darėm reklamą Astrobotui. Nu, jis nėra blogas, man tik patiko. Ir man tai mažiau patiko, bet abiem šiaip patiko. Nu va, ir tai buvo viskas. Tai buvo 24 metų žaidimo apdovanojimai. Susimatysime. Kadangi dabar vyksta gal šuliam projektas, kas nematėt, gal matėt, tai nelabai laiko man ir pažaisto žaidimus. Bet nebejoju, kad susitiksime ar streamuose, ar kažkokius videkus pakokinsim. Peace out, guys. Love you all.